Kalimera, Kalikirieki. Geros dienos ir geros sekmadienio linkėjimai iš Kretos ir dar turėčiau pridėti Kali sezoną. Gero sezono visiems, kurie jį jau pradėjo ir aišku, kurie jį pradės rytoj. Nes rytoj pats pirmas skrydis iš Lietuvos į Kretą, tiesioginis skrydis įvykdys Air Baltic. Ir būtent ta proga šiandien labai ilga transliacija, apžvelgiant labai daug niuansų, nes tie, kas atvyksta patys pirmieji, galbūt nusiteikia vienaip, o yra kažkas kitaip. Na ir savo transliaciją pradedu pakeliui link Kretos lietuvių susitikimo. Šiandien pas mus Kretos lietuvių susitikimas ir yra tokia graži tradicija, kad mes važiuojam pas kažką į svečius. Ir kol aš važiuosiu, tą ir pasakosiu, nes sakau, jūsų laukia ilgas pasakojimas ir apie orus artimiausią savaitę, ir apie balandžio orus tuo pačiu apžvelgsiu, tuo pačiu apie kelių būklę, apie remontus, apie tai, kas atidaryta, kas uždaryta šiuo metu, nes gal pas jūs vieni planai, tie, kas atvažiuojat balandžio mėnesį, o iš tikrųjų yra kitaip. Na, o transliaciją pradedu iš vietos, kuri aktuali daugam, tai yra degalinė, ir jeigu kažkam tai rūpi, kiek kainuoja kuras Kretoje, štai kainos. Dizelinas ir benzinas praktiškai ta pati kaina. Apatinė kaina, kur matote, €7,50, čia yra šildymo dizelinas. Šito dizelino jūs neįsipilsite savo į baką, čia yra šildymo dizelinas, nes Kretoje daug kas dar šildosi būtent dizelinu. Ok, einu sėstis į automobilį. Šiandien turėsiu operatorių, tiksliau operatorė, Jurgita palaikys kamerą ir tuo pačiu parodys kelią, kur mes važiuojam. Opa, štai jinai. Čia dar su mumis keliauja, aišku, Mimi, kaipgi be jos. Ir mes keliaujame į Kretos lietuvių susitikimą, tuo pačiu, kaip ir sakiau, papasakojant tas aktualijas, kurios yra svarbios kitai savaitei, balandžio mėnesiui, ir apskritai tie, kas jau rytoj galbūt atskris į Kretą su pirmuoju skrydžiu tiesiogiai iš Vilniaus. Ok, pati pradžia. Jau turbūt pastebėjote, kad asfaltas šlapės, vadinasi, turėjom gero lietaus ir to lietaus netrūko pastarąją savaitę. Praėjo tokios, sakykime, dvi audros, netgi viena audra sujaukė visiškai kovo 25-ąją. Kovo 25-oji nepriklausomybės diena, kada vyksta paradai visoje Kretoje buvo atšaukti, nors vėliau vienur kitur įvyko. Aišku, įdomiausias dalykas, kad, pavyzdžiui, Gavdo saloj, kur yra už Kretos, tai yra pats piečiausias Europos taškas, vyko paradas apskritai pirmą kartą. Tai yra kažkas tai tokio nerealaus. Bet tuo pačiu matot, kad nors asfaltas šlapės, yra pakankamai daug saulės ir labai tikimės, kad tos saulės bus daugiau ir daugiau, nors sinoptikai žada dar trečią audros bangą, kuri turėtų praslinkti balandžio 1. Tai tie, kas atkeliaujate į Kretą rytoj, turėkite omeny, kad lietaus gausit ir gana stipraus lietaus turėsit gauti pagal tą prognozę, kuri yra dabar, o tai gali apspręsti jūsų keliones. Apskritai oro temperatūra, na, reikia pripažinti, panašiai kaip Lietuvoje, 16 laipsnių. Na, gal šiandien iššils labiau, nes saulutė kyla kiekvieną dieną aukščiau, tai gali būti ir plus 18. Ir reikia turėti omeny, kad dar nėra vasara. Na, ir sakiau, minėjau, kad pasakosiu ir apie kelių remontų, štai prašom jums vienas iš pirmųjų. Vėliau apžvelgsiu daugiau, bet dabar dar grįžtu prie orų prognozės. Tai kitą savaitę iš tikrųjų žadamas lietus balandžio 1 dieną, iki to laiko šiek tiek ramesnis oras, koks panašus ir dabar. Po balandžio 1 labai stiprus vėjas iš pietvakarių vakarų. Tai tas vėjas vėlgi neduos tiek šilumos, kiek norėtųsi. Jūroje vanduo nėra labai šiltas. Ne veltui daugam sakiau balandžio mėnesį, kad jeigu keliausite balandžio mėnesį, atostogausite, pasirūpinkite šildomas baseinais. Tai žinokit, šildomų baseinų reikia. Jūroje dabar yra apie plus 15, tikrai nedaugiau. Netgi kai kur gali būti šalčiau, nors apskritai visą žiemą aplink Kretą vandens temperatūra jūroje nekrenta žemiau plus 15. Turėkite tą omeny.
Tai va, tai orų prognozė tokia, vėliau lygtai po pilnatis balandžio 2, kai atsisuka tas vėjas, po pilnaties orai tvarkysis gerynais, bet balandis panašu, kad bus labai pavasariškas, o tai reiškia, kad turėtume turėti pakankamai daug vandens. Na, kovas viršijo visus lūkesčius vandens kiekių, nes iš tikrųjų palijo kaip reikalas. Ir jau jeigu anksčiau buvo nuogąstaujama, kad gali pritrūkti vandens Kretai, dabar jau tų nuogąstavimų yra mažiau. Ir vasara greičiausiai jau laukiama su didesniu optimizmu. Kiekvienas iki seku tas prognozes, kaip kas, ir yra kaip yra. Na, kaip ir sakiau, keliai daug remontuojami. Ir dabar akivaizdžiai matote, Jurgita filmuoja, akivaizdžiai matote, kad važiuojame tarp stulpelių. Jie čia prasideda prie Chanijos. Prie Chanijos yra remontas. Jeigu žiūrint pagrindinėme kelyje, o mes kol kas esame pagrindinėme kelyje, pajudėjome iš Chanijos link Retimno, tai to kelio remonto iš tikrųjų netgi labai daug, nes mes prieš kelias dienas abu pravažiavome 200 km, daugiau kaip 200 km netgi nuo Chanijos iki Ajos Nikolaos. Vėlgi pasižiūrėti, kas vyksta kelyje, na, ir pastebėjome tų remontų ne vieną. Taigi, kodėl tai svarbu? Ogi dėl greičio. Jūs galite planuoti vienaip, o žinokite, važiuosite kur kas lėčiau. Dabar mano greitis yra 50 km/h ir va tokie kelio remonto ruožai tikrai stabdo eismą. Jeigu imant iš vakarų į rytus, prie Kysamos yra dar gabaliukas, kuris remontuojamas. Dabar čia, kur mes važiuojame prie Chanijos, matot Sūdos ženklą, tai yra Sūdos uosto prieigose yra kelio remonto darbai. Važiuojant toliau prie Kavros Jorjūpolio prasideda ruožas, kur statomi pešiųjų tiltai. Na, jau ten mačiau stulpeliai nuiminėjami, bet ir ten yra. Prie pat Retimno, virš Retimno yra didelis gabalas tvarkomo kelio. Privažiuojant prie Heraklijono prasideda apskritai virš 20 km besitęsiantys stulpeliai, bet ten ne kelio remonto stulpeliai, ten tiesiog pertvarkytas naujai eismas ir tiesiog reikia atkreipti dėmesį, kokios linijos, kaip subrūkšniuotos, tie stulpeliai padeda tą padaryti. Važiuojant toliau už Heraklijono jau link Ajos Nikolaos, jeigu pavažiuosime prie Kokynį Chanį, ten prasideda kažkokie dideli remontai, bent jau kiek teko skaityti, jie užtruks netgi iki birželio, o tai labai stabdys eismą. Turėkite tą omeny. Na ir jau prie Chersonisos be abejo daug kelio platinimo darbų iki pat Ajos Nikolaos, dėl to, kad prie Chersonisos statomas Kasteli naujasis oro uostas ir be abejo tuo pačiu keičiama infrastruktūra. Tai aš apžvelgiau tik tai pagrindinį kelią, kuriuo mes dabar važiuojame, tai turėkite omeny, pagrindinėme, pačiame greičiausiame kelyje, kur iš tikrųjų daug eismo ir daug transporto būna, ypač aišku vasaros metu, bus daug kelio darbų dabar pavasarį. Tai jeigu atvykstate, pridėkite laiko savo kelionėms. Turėkite to omeny, kad reikia pridėti laiko savo kelionėms. Beje, dėl laiko, tikiuosi šiandien pasukote 1 valandą į priekį. Graikijai mes irgi sukam, lygiai taip pat kaip ir viso Europos Sąjungai. Tai dabar šviesesnės tokios dienos gausis, ilgesnės dienos, vakarai bus ilgesni tiksliau, o rytas šiandien buvo pakankamai tamsus, kai mes prabūdame. Tai čia dėl laiko niuansai. Be abejo, gali būti kelio darbų ir šalutinėse keliuose, jeigu kažkur tai nusuksite, juolab, kad turėkite omeny po lietaus, ypač po praeitą savaitę buvusio lietaus buvo ir nuošliaužų, net ir šitam pagrindinėme kelyje, kai kur jos tvarkomos, kai kur jau sutvarkytos, tai vėlgi būkite atidus važiuodami kalnuose. Dėl lietaus labai svarbu tie, kas keliausite išsinuomotais automobiliais, juolab aš nelabai netgi žinau, ką būtų galima daryti Kretoje dabar neturint automobilio, tai jei dar neišsinuomavote savo kelionėms, labai rekomenduočiau tą padaryti balandžio mėnesį, nes vis dėlto balandis panašu, kad bus ne poilsinis, o daugiau pažintinis, kaip ir gegužė. Apie autonuomą nekartą esu sakęs, mes siūlom automobilių nuomą kartu su Jurgita, tai kreipkitės
būtinai atsiūsime jums pasiūlymus ir galėsite įsirinkti. Kol kas dar automobilių yra, nors kai kurių kategorijų automobilių, pavyzdžiui, ekonomiškiausių arba hibridinių automobilių vis labiau mažėja. Turėkite tą omeny. Bet grįžtam prie kelių ir prie lietaus. Per lietų Kretos asfaltas tampa labai slidus. Čia aktualu, žinokit, ne tik tai balandžio mėnesį, aktualu apskritai visą sezoną, turėkite tą omeny, ypač lietaus pradžioje. Kai tik tai lietus prasideda, gali atsitikti taip, kad bus, kaip ledas. Turėkite tą omeny ir neskubėkit. Ypač serpantinuose, ypatingai vingiuotose keliuose. Turėkite tą omeny, važiuojam lėčiau. Netgi kelio ženklai, kai kur galite pastebėti, būna 2 sudėti greičio ribojimo ženklai. Štai dabar atkreipkite dėmesį, prie tokio mes privažiuojame 60-50, o po 50 yra debesiukas su lietumi. Tai reiškia, kad mažinkite greitį tada, kada lyja. Turėkite tą omeny. Tai ne veltui tokie kelio ženklai. Aišku, kalnuose tokių kelio ženklų gali nebūti, bet jau įsijunkite tą savisaugos instinktą ir važiuokite tiesiog lėčiau. Kas uždaryta, kas atidaryta. Dar vienas aktualus dalykas, nes gali būti jūsų planai kur kas didesni negu galimybės. Tai pirmiausia, žinau, kad balandis, gegužė yra kalnų vaikščiotojų laikas ir daug kas mėgsta išbandyti tas trasas. Realiai šią savaitę, artėjančią savaitę tikrai nerekomenduočiau eiti į kalnus, ypač į tarpeklius, nes po lietaus tikrai daug judėjimo. Apskritai, Kretoje mes sakom, kad Samarijos tarpeklio atidarimas yra lakmuso papirėlis, kada galima eiti į tarpeklius ir kada jau daugmaž viskas nusistovi. Samarija tikrai nebus atidaryta. Bent jau kiek domėjausi, Samarija bus atidaryta tik tai nuo gegužės pradžios, juolab, kad dar balandį laukiame lietaus. Tai daugiau galbūt reikėtų planuotis pasivaikščiojimus į kalnus į viršų, bet nelabai į viršų, nes sniego pakankamai daug. Netrukus pasisuksiu ir tikiuosi, kad viliuosi, kad kalnai nepaskendę labai debesyse, jūs galėsite pamatyti, kiek yra ant kalnų, ant Baltųjų kalnų sniego, nes sniegas iš tikrųjų iškrito pakankamai žemai, taip žemai kovo mėnesį nelabai atsimenu, kad būtų. Jau šitas kalnas nutirpęs. Prieš 2 dienas važiavom, tas kalnas, kur priekiai buvo su sniegu. O štai, atsiveria vaizdas, jums prašom. Tiek sniegelio turime ant Kretos kalnų, ant Baltųjų kalnų. Tai lipti ten, kur sniegas, gal ir smagu, bet tas sniegas viršuje, saulė šviečiant, pavirsta ledu. O tai reiškia, kad jau reikia specialios įrangos, reikia vadinamųjų kačių, turėkite tą omeny ir jeigu turite tą įrangą, pirmin, bet tik tai su lydinčiais žmonėm ir tik tai tuo atveju, jeigu žinote taką. Kaip be būtų gaila, Kretos kalnai kiekvienais metais pasiema savo aukas ir būtent ant sniego daugiau žūčių, daugiau nelaimingų atsitikimų negu sausame kelyje. Tai turėkite tą omeny, jeigu kažkas žadate kažkur vaikščioti. Tarpekliai, kaip ir sakiau, kitai savaitei nerekomenduoju, nebent Imbros tarpeklis, jeigu jis bus atidarytas. Imbros tarpeklis yra prižiūrimas ir iš tikrųjų vienas saugiausių Kretoje. Tai Imbros tarpeklis irgi čia yra Baltuosiuose kalnuose, šalia kurių mes ir važiuojame. Tai va, uždarytas Kurtaliotiko tarpeklis. Kurtaliotiko tai yra tas garsusis su savo kriokliais, jis tapo prižiūrimas nuo pernai metų, anksčiau jį buvo patekti galima laisvai, dabar jau yra prižiūrėtai ir pagal tą informaciją, kurią gavau, iki graikiškų Velykų, tai yra iki balandžio 12 dienos, Kurtaliotiko tarpeklis bus uždarytas. Tai reiškia, jokių maudynių krioklyje, netgi pasižiūrėti krioklius negalėsite iki balandžio 12 dienos. Turėkite irgi tą omeny. Uždarytas Dzeuso urvas, jis jau uždarytas daugiau kaip 1,5 metų ir pagal naujausią informaciją į Dzeuso urvą galima bus patekti nuo gegužės. Kolegos davė tokią informaciją, kad greičiausiai balandžio pabaigoje bus pompastiškas Dzeuso urvo atidarimas. Po visų vykusių ten remontų, mes galvojam, ten pastatys funikulierių, funikulieriaus
dėja nėra. Tai yra tik tai sutvarkytos prieigos, kas prašėsi. Iš tikrųjų, nežinau, kodėl buvo skirta tam tiek laiko, bet okei, Dzeuso urvas bus atidarytas balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje. Tai irgi tą turėkite omeny. Aktualu Balos lagūna. Į Balos lagūną laivai kol kas neplaukia. Pagal naujausius tokius atnaujinimus greičiausiai laivai pradės plaukti nuo balandžio vidurio. Kol kas data nėra įvardinta. Na, balandžio 12 yra Velykos, tai įprastai po Velykų apskritai visas judėjimas čia Kretoje prasideda, tai turėkite omeny, kad būtent kažkur tai balandžio vidury ir bus atidarytas reisas, pradėtas reisas iš Kysamos uosto į Balos lagūną. Norintiems dabar vykti į Balos lagūną, labai rekomenduoju pasirūpinti džipu. Tie, kas nuomojasi pas mūsų automobilius, mes siūlom tokią atskirą paslaugą, atvažiuoti iki Kysamos, ten pasimti pas mūsų kolegas džipą vienai dienai ir važiuoti iki Balos lagūnos. Nes kelias negreideriuotas, netvarkytas, bent tiek informacijos turiu šiuo metu, ir iš tikrųjų bet kokio paprasto automobilio naudojimas tame kelyje yra automobilio laužymas. Lyg. Dėl to, aišku, mes visada pabrėžiam, kad neasfaltuotais keliais su mūsų nuomotais automobiliais važiuoti draudžiama. Tai ta taisyklė yra griežta. Mes jums išnuomodami automobilį duodam techniškai tvarkingą automobilį, paskui po jūsų jisai keliaus kažkam, kaip keliavo jums, pavyzdžiui, po to, kai kažkas jo važinėjasi, tai saugome tą turtą, saugome būtent ir savo bendrakeleivius, ir tie, kurie atvyksta vėliau, ir stengiamės perduoti tvarkingus automobilius. Nes ką gali žinoti, jūs keliu pravažiuosite neasfaltuotų kelių, o čia ne žvyrkeliai, dar kartą primenu. Tai yra ne žvyrkeliai Kretoje, tai yra akmenuoti kalniniai baisūs keliai ir jie skirti tik tai paaukštintiem džipams. Ir mes dabar važiuojame tokiu, su netgi pažeminta pavara, darau ekskursijas ir su džipu, jeigu kažkam yra aktualu ir įdomu. Tai tokiais keliais važiuojame su džipais, nes paprasto automobilio naudojimas tenai yra tikrai jo laužimas. Tai turėkite tą omeny, jūs galite tiesiog šiek tiek pažeisti automobilį, perdodami jį kitam žmogui ir žiūrėkit, išlenda didžiulė bėda. Jūs to nenorėtumėt, mes irgi to nenorim. Tai tiesiog paprastais automobiliais nevažinėjam asfaltuotais keliais. Asfaltuotų kelių Kretoje be galo daug. Matote, pakelės labai gražiai pražydusios, yra digiaisiais liepštais ir užkrito tie pūkuoti augaliukai. Mimozos, taip, mimozomis, tai žinokit, matysite geltoną ir žydinčią Kretą, tai važiuokite šitais neasfaltuotais keliais, jie tikrai puikus ir jų yra daug, jūs galite daug privažiuoti. Vienintelė tik tai ta Balos lagūna iš žinomiausių objektų, kur yra sunkiausiai pasiekiama. Tai va, turėkite tą omeny apie visus uždarimus ir pravažiavimus. Ką galima, aišku, veikti? Galima nuplaukti į Spinalongo salą. Tikrai reisai jau vyksta, laiveliai plaukia. Galima aplankyti Elafonisi paplūdimį, jeigu būsit čia vakarų Kretoje. Jisai yra atidarytas, bet aišku, kaip ir sakiau, vanduo yra šaltas. Galima apskritai keliauti po kaimus ir ragauti daug įvairiausių skanėstų, juolab, kad šiuo metu yra pasninkas, iki balandžio 12 yra pasninkas, turėkite tą omeny, ir yra tokių patiekalų, kurių jūs neparagausite kitų metų laiku. Tai yra iš tikrųjų nuostabus laikas. Plus matot, kaip žaliuoja Kreta, tai reiškia, kad yra žolynų, artišokų, visa tai, kas žalia. Tai jums yra galimybė paragauti tai, kas valgoma Kretoje pavasarį. Klauskite tavernose ir tikrai jums pasiūlys tokių patiekalų, apie kurių galbūt jūs net nežinot arba nenutuokit. Kita savaitė. Kokia kita savaitė? Be didelių įvykių. Aišku, daug kas galvoja, kad balandžio 1 tokia pati melagių diena galbūt kaip ir Lietuvoje. Na, nėra čia tiek daug meluojama. Tai yra daugiau, patys graikai sako, kad tai yra farsa. Graikiškas žodis farsa, tai yra daugiau pokštas, farsas. Iš šito žodžio farsa yra kilęs
lietuviškai žinomas farsas. Papokštauti jie mėgsta, bet daugiausia su draugais, kažką supainioti, perka vieną kavą, pavyzdžiui, draugas geria be cukraus, jam nuperka su cukrum, žmona vyrui stalčių sumaišo, vaikams į batus ten prideda kokio nors popieriaus ir sako, tavo koja, žiūrėk, užaugo per dieną. Visokių tokių pokštų prisigalvoja, bet kad pokštautų taip grubiai ir negražiai dėl, pavyzdžiui, išvykimo laikų arba kažkokių tai įvykių spaudoje, na, čia retas atvejis, bent jau man per tiek metų, kiek jau gyvename čionai, o mes jau su Jurgita sukanka, va dabar kovo mėnesį, kai čionai Kretoje pastoviai gyvenam 15 metų, tai per tuos 15 metų pastovaus gyvenimo neteko susidurti, na, o Kretą mes pažįstam jau nuo 98. Tai kad stažas yra ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kaip tas būna. Tai va, ir toliau einant kalendoriumi, be abejo, kitas savaitgalis bus aktualus visiems graikams. Balandžio 3 yra Lozoriaus diena, tai yra tas biblinis motyvas, kai Kristus prikėlė iš numirusiųjų Lozorių. Per tą dieną, kitą šeštadienį, kepamos lazaridės, tai tokie sausainiukai žmogaus formos ir Kretoje jie nėra tokie populiarūs kaip kitur žemyninėje Graikijoje, bet jeigu vaikščiosit po kepyklas kitą šeštadienį, artėjantį šeštadienį, paklauskite dėl lazaridžių, nes būtent Švento Lozoriaus dienos proga jos yra kepamos. Kitas sekmadienis Lietuvoje bus Velykos, be abejo, balandžio 5, atsiprašau, Velykos, o balandžio 4 bus Lozoriaus diena, taip, balandžio 5 Velykos. Ir čionai balandžio 5 bus ne Velykos, o Palmių sekmadienis, na, lietuviškai sakant, Verbų sekmadienis, prisimenant tą biblinį įvykį, kai klojo palmių šakeles Kristui žmonės įžengiančiam į Jeruzalę. Tai dėl to jis vadinamas Palmių sekmadieniu, Lietuvoje jis tapo Verbų sekmadieniu. Kuo ypatingas Palmių sekmadienis čia Kretoje ir apskritai Graikijai, iš vakaro, būtent per Lozoriaus šeštadienį, balandžio 4, jeigu ateisite į bažnyčias, jūs galite matyti, kaip moteris, vyrai ir moteris, bet daugiausia moteris iš palmių šakelių pina įvairiausius simbolius. Dažniausiai kryžius, bet ir raitelius, ir įvairiausias gyvatėlės. Tai yra labai graži tradicija. Nesikuklinkite eiti į bažnyčias, neįsikuklinkite eiti į vienuolynus. Jūs tikrai būsite maloniai ten priimti. Nesikuklinkite klausti ir sužinosite kur kas daugiau. Tais kryželiais ir būtent tais papuošimais puošiamos bažnyčios per Palmių sekmadienį, tai sakau, šiemet balandžio 5 Graikijoje Palmių sekmadienis ir palmėmis, aišku, palmių šakelėmis puošiamos visos bažnyčios. Per Palmių sekmadienį vėl galima valgyti žuvį. Jeigu manęs klausėte prieš savaitę, turbūt atsimenat, kad sakiau, kad per kovo 25, per Evangelizmostų Theotokų, tai yra Dievo motinos apreiškimo šventę, galima valgyti žuvį. Na ir per Palmių sekmadienį taip pat galima valgyti žuvį, nes pagal ortodoksų pasninką jie nevalgo nieko, jokio gyvio arba išgyvio, kuris turi raudoną kraują. Tai vėl galima valgyti žuvį. Na ir aišku, jau po Palmių sekmadienio prasideda didžioji savaitė. Visai neseniai bendravau su bičiuliais Lietuvoje ir sakiau, pas mus yra čia ir didysis pirmadienis ir didysis antradienis. Sako, palauk, Lietuvoje tik tai nuo didžiojo ketvirtadienio viską pradedam. Tai galiu pasakyti taip, čia yra didysis pirmadienis, antradienis, bet apie visą tai jau papasakosiu po savaitės. Po savaitės tas pasakojimas mano bus iš Lietuvos, nes pats rytoj, iš karto po Kretos lietuvių susitikimo, rytoj keliauju į Herakliono oro uostą, iš kurio skrisiu pirmuoju tuo pačiu reisu, tik atvirkščiai. Ne iš Vilniaus į Kretą, o iš Kretos į Vilnių. Tam, kad dar pabūčiau Lietuvoje Velykų, katalikiškų Velykų proga. Na, tai kita transliacija bus iš Lietuvos. Ką gali žinoti, jeigu bus aktualijų, nes taip kartais nutinka sezono metu, jau gal bus ir papildoma transliacija vidury savaitės. Tai kad tie, kas sekate mano Kretą, kviečiu sekti, nes be abejo
ir paraginti sekti kitus, nes dalinsiuos tą aktualią informaciją, kaip ir šiandieninėje transliacijoje, pradedant kuro kainomis, baigiant ir tuo, kas uždaryta, kokie keliai uždaryti, atidaryti ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, nepaisant to, kad būsiu išvažiavęs, Jurgita čia bus Kretoje, aš būsiu Lietuvoje, mes bendrausime su keliautojais, tai jeigu domina kažkokios mūsų paslaugos, ekskursijos, na, kitą savaitę tų ekskursijų negalėsiu pasiūlyti, tik tai po savaitės dar turiu keletą laisvų dienų, dar yra balandžio 8 be abejo keletą laisvų, 5 laisvos vietos mano ekskursijoje į Santorinį. Tai bus pirmoji ekskursija į Santorinį balandžio 8 dieną. Ir jeigu norit prie jos prisijungti, labai rekomenduočiau tą padaryti ir kreiptis dabar, šiandien, ryt po ryt, nes dar taikomos pernykštės kainos. Esu tą skelbęs, kad balandžio mėnesio ekskursijoms taikomos pernykščios kainos ekskursijoms į Santorinį. Vėliau kas bus, niekas negali žinoti. Transliaciją pradėjau nuo kuro kainų, tai patys supraskite, kad tos kuro kainos gali būti kitokios. Na, transliacija iš tikrųjų šiandien buvo ilga, jinai užtruko nuo pat degalinės iki kavos vietos. Mes labai mėgstam užsukti su Jurgita kavos išgerti pas Gunadakį. Jeigu važiuosit, beje, jis turi tenai puikią sūrinę, norėsit įsigyti sūrio, kviečiu būtent į Gunadakį, štai jo ženklas yra toks, tai galite sustoti pas jį. Na ir kaip sakiau, jeigu domina kažkokios mūsų paslaugos, tai yra ekskursijos, automobilių nuoma, maršrutai savarankiškoms kelionėms, pervežimai, jeigu staiga reikia pervažiuoti iš oro uosto į viešbutį arba dar kažkur tai. Dėl visų šitų paslaugų geriausia kreiptis elektroniniu paštu atostogos@manokreta.lt arba įeikite į manokreta.lt svetainę, ten rasite daug informacijos. Tai tiek, tikiuosi, ne prailgo šitą transliaciją, papasakau maksimaliai daug bevažiuodamas nuo degalinės iki kavos, tokia mūsų gavosi kelionė. Dar iki Kretos lietuvių susitikimo geras galiukas kelio, mes važiuojame tenai ir jeigu kažkas keliaujate, linkėjimai jums, susitiksime, na ir visiems gero sezono, be abejo, visiems gero sezono, beje, dar iki Velykų, iki lietuviškų Velykų, iki balandžio 5 dienos, jeigu mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt nusipirksite produktų iki 50 eurų, nepamirškite, mes jums įdėsim dovanų į siuntą. Tas dovanas jau kai kurie gavo, dar kai kurie gaus, nes buvo užsakymų, bet dar šita akcija galioja iki pat balandžio 5 dienos, iki lietuviškų Velykų. Turėkite tą omeny. Tai mes keliaujame į Kretos lietuvių susitikimą. Gero sekmadienio visiems. Žinau, kad kipriečiai taip pat daro pikniką šiandien Kipre, Kipro lietuviai. Linkėjimai jiems ir iki susimatymo kitose transliacijose mano Kretos Facebook'e. Sėkmės, iki.